Lietuvoje, Lenkijoje ir Ukrainoje ypač reikšminga kūčių tradicija – gruodžio 24-oji, žyminti Advento kulminaciją žiemos saulėgrįžą. Tai labiausiai branginama šeimos šventė, išlaikiusi savitus papročius, simboliką bei patiekalus. Kad ir kur būtų išvykę, žmonės grįžta į savo šeimos namus. Susitvarkius, nusiprausus, papuošus kalėdų eglutę, sėdama prie apeiginės kūčių vakarienės stalo. Tai pagrindinė šventės dalis, liudijanti šeimos ir giminės bendrystę, kultūrinę tapatybę, pagarbą tradicijoms, vertybėms. Bet kūčios yra pats švenčiausias vakaras visų metų. Ir labiausiai todėl, kad šeima kartu ir yra tokia lygybė arba bendrybė. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Man to stebuklo tyloj laukimas, šieno kvapas, nes būtinai būdavo po staltiese balta sudėta šieno patalas visas, ant kurio atsirasdavo lėkštės ir atsirasdavo patiekalai. Čia bendrystės laikas, visą laiką mes dėkodavom už gražiausią savo metų patirtį, už tai, kas vyko mano gyvenime. Linkėjimas būtent laužiant kalėdaitį, tai čia man yra iš vaikystės, kur tas toks stebuklas, kur nesupranti iki galo koks, bet jis įvyksta. Plotkelės atėjo pas mus nuo 16 amžiaus, Lenkija, Lietuva, dalis Ukrainos, tešla yra vanduo ir miltai, kad susiformuotų piešinys, panašiai kaip presas gaunasi, paskui karpydavosi. Atleiskime vieni kitiems ir užmirškime, jeigu yra buvę tarp mūsų kas negera. Pradėkime gyventi tikrą Dievo vaikų tarpusavio meilę. Kaip vienybės ir meilės ženklą, netrukus dalysimės pašventintų kalėdaičių. Palaimink Viešpatie šį gausų stalą, prie kurio mes visa šeima susėdę, valgysim šventą kūčių vakarienę. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gerbiamiausias arba vyriausias šeimos narys pradeda vakarienę. Daugelyje šeimų ir bendruomenių puoselėjamas dalymosi maistu ir linkėjimais ritualas. Bet ta pati dvasia to šventumo, paprastumo, kuklumo ir žmonės kalba ne kažkokius, nesąmonės, bet prisimena kitus giminės, kiti prisimena buvusios kalėdos. Tai dengiam stalą ir atnešam kūčelę. Tai yra grūdų mišinys, žmonės dažnai jį užsaldina medumi, bet galima ir be medaus, gali būti tiesiog tas mišinys truputėlį gal sūresnis, nebūtinai saldus. Juo dalyjasi šeimos nariai, jo galima paberti ant žemės, kad galbūt protėviai ateis, jo galima išnešti paukšteliams, kad jie palestų kartu. Jeigu kas turi ūkį, tai ir gyvulėliams savo galima nunešti tos kūčios. Головною стравою на святвечір перший і другий є куття. Нас називають просто пшениця. З куті є сама пшениця, спеціально приготовлена, і спеціально приготовлений мак. Мак, треба його потерти. Цим, як правило, займаюся я, нібито як старший у цій сім'ї. Цю кутю. Так. До того маку, що ви натерли, а він аж такий, аж із молочком, додається відварена пшениця. Багато пшениці, бо нас усіх багато, у нас сім'я велика, а купити не було можливості. Тому були такі, як кажуть, 4 інгредієнти, які були дані природою, дані Богом. Kūčia – tai archajiškas, visose 3 šalyse išsaugotas patiekalas. Потім збиралася вся сім'я, ми вечеряли, тихо говорили,
І оцей момент з дитинства, єднання родини, подяка за те, що ми прожили спокійно, мирно, не в голоді цілий рік, от воно запам'яталося. І я певний, що мої внуки-правнуки також будуть працювати з цим інструментом і будуть оце священне дійство створювати, яке повторюється уже багато-багато поколінь. Kūčių patiekalų receptai perdodami šeimose, drauge ruošiant vakarienę. Lietuvoje kepami mažyčiai duonelės formos kepinukai su aguonomis – kūčiukai. Lenkijoje mėgstamas aguonų pyragas makoviec, Ukrainoje patiekiama saldi apeiginė duona koляч. Bo na Wigilię muszą być śledzie, musi być ryba, czyli karp najczęściej. Kūčiukai jau užpilti aguonpieniu. Na ir spanguolių kisielius. Ir man taip džiugu, kad mūsų jaunimas šeimoje labai mėgsta kisielių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Kūčios yra Advento pasninko metas, todėl patiekalai gaminami iš grūdų, žuvies, grybų, laukinių uogų, riešutų, obuolių, aguonų ar kanapių sėklų, džiovintų vaisių. Bo na kolację na stole powinno być 12 potraw. Z tego robimy potrawy, które rodzą się w wodzie, na drzewie, w ziemi, w lesie. I teraz patrzymy, czy wszystko mamy. Mamy kapustę z grzybami, tak? Będziemy liczyć. Kluski z makiem, ryba w galarecie, karp, uszka, kompot suszony, barszcz czerwony, makowiec, pierogi z grzybami i z kapustą. Ir čia mums iš tiesų turėtų padėti protėviai. Būtent per kūčių vakarienę, per tą amžių atodangą galime su jais susitikti. Kiekvienas turi paragauti visų patiekalų, tikėdamasis, kad ateinantys metai bus sotūs ir turtingi. Po vakarienės kiekvieno patiekalo paliekama mirusių šeimos narių vėlėms. Šita šventė mums yra Saulės sugrįžimo šventė. Ir ją mes švenčiame su dainom, su giesmėm ir su apeigom. Mes užkuriam ugnelę, pagerbėm dievus, protėvius ir suburiam visus į ratą. Taip pat mes dalinamės apeiginių valgių kūčia. Kūčių šventė yra tokia svarbi, kad ji iš anksto paminima bendruomenėse, darbovietėse, mokyklose, be to kolektyviai švenčiama slaugos namuose, našlaičių prieglaudose, kariniuose daliniuose. Na ten dzień, na ten wieczór zaprasza się często do domów osoby samotne, niedołężne, seniorów, tak aby spędzili ten dzień w atmosferze przyjacielskiej i rodzinnej. Dlatego organizuje się w wielu miastach, przy kościołach wielkie wigilie dla setek osób samotnych, chorych, biednych, tak aby poczuli się tego dnia we wspólnocie. Kūčios tai simbolinis virsmo laikas, todėl linkimas sėkmės ateityje, žaidžiamas spėjant ateitį, buriama. Teks dar poterius kalbėti. O, laisvas ir nepriklausomas gyvenimas. Ai, palyginti norim. Prieš kūčias taip pat įprasta su didesne atida ir meile pasirūpinti gyvūnais ir augintiniais, nes tai ir jiems šventė. Скільки б не проходило ще сотень років, і яку б їжу нову не придумали люди, варене зерно на цій землі буде готуватися певні дні, як давня традиція, як поєднання не лише з давно минулими часами, а й з родичами, які це робили.